Jei esate Mastercam Multi-Axis programuotojų, Unify įrankio trajektorijoje Mastercam 27 yra naujų funkcijų. Dabar Guide Morph pjovimo modelis leidžia naudoti bet kokį kiekį kreivių pjovimo modelį valdyti. Anksčiau buvo leidžiama tik 2. Tai leidžia išlaikyti pjovimą per vieną trajektoriją ir sutaupo laiko, nes nereikia papildomų trajektorijų geometrijai pilnai apdirbti. Pažiūrėkime, kaip tai maždaug vyksta praktikai. Einam į Unify, pasiemam 10 įrankį ir Cut Patterns. Machining geometriją aš pasirenku šitą, visus tuos, šitą ir kakliuką čia. Spaudžiu OK. Paspaudus Guide Morph, čia biškį pasikeitė. Seniau būdavo tik Guide, o dabar atsirado keletą naujų. Matome Guide, dabar biškį daugiau opcijų atsirado. Morph ir Guide Parallel. Pažiūrim, kaip tai atrodys praktikai. Pasirenku Guide Parallel. Žingsnis 1. Koks rezultatas? Šitoj vietoj, kitos vietos viską sliktai gerai, o čia jisai jau pradeda šiek tiek įsikreipti. Jeigu pažiūrėkime į galą, tai jis netgi šitų vietų iki galo nepadarė. Pabandykime pakeisti į Guide Morph Curve ir dadėkime šitą liniją. Ką mes matome, kad šitoj vietoj viskas kaip ir susitvarkė. Čia viskas gerai irgi. Bet šitoj vietoj kažkaip tai keistai elgiasi. Dabar galima tai dadėti daugiau kreivių. Paspaudžiam dar vieną ir uždėsim čia dar vieną kreivę. Ir pažiūrėkim, kaip tai atrodys. Ir pažiūrėkim, kaip čia atrodo. Atrodo labai estetiškai. Ir mums, norint išlaikyti tą patį gražų žingsnį, seniau mums gal reikėtų kurti keletas trajektorijų įrankio. Dabar mes tai galima, kadangi Morph galima kiek nori kreivių žymėti, galima padaryti tokią gražią trajektoriją, naudojant tik tais per vieną kartą, neišdalinus į keletas dalių.
Sekanti naujovė 27 Unified Toolpath trajektorijai. Dabar galime pasirinkti visą modelį. Skyrelyje Part Mastercam jį apdoroja, generuoja įrankio trajektorijos šabloną, todėl gaunasi sklandesnis įrankio judesys, kuris atsižvelgia į modelį. Pažiūrim praktikoje. Įrankis. Ką darysim? Guide Curve. Pasirenkam šitą paviršių. Ok. Štai mūsų trajektorija. Kaip matote, nelabai čia gerai, nes kuris praeina šitoj vietai, jisai šitų detalės vietų kaip ir jau nebebūtų šiuo atveju. Tai mes galime kopiją. Nesvarbu. Mes galime uždėti apribojimus, sakykime. Nueisim Collision ir pasimsim Avoidance geometriją. Spalvą. Dabar geriau, bet labai didelį tarpai, pažiūrėkite, koks čia ir čia. Dabar yra kitas būdas šiek tiek pagerinti dar labiau trajektoriją, tai jeigu kopija aftą, pabandykime. Dabar yra tokia opcija pasirinkti part, kur seniau nebuvo. Einam į spalvas. Einam į spalvas. Šitą ir šitą. Ir dabar įrankio trajektorija šiek tiek arčiau detalės, šiek tiek gražiau jisai dirba. Jeigu nueičiau aš į lygius, išjungčiau lygį ir pabandytume praeiti. Pirma trajektorija be išvengimo geometrijos. Detalės vietos tos nebebūtų. Antra trajektorija labai toli nuo vengimo vietos, o trečia trajektorija, matot, turi tokį gražų apėjimą. Jis vos visai šalia detalės apeina. Nei per toli, nei per arti. Kita naujovė Mastercam 27 Unified Toolpath yra skirtas būtent Guide Morph ir Automatic Morph funkcijai kreivių pasirinkime. Atsirado papildomas mygtukas Create Smooth Support Curve Between More Curve. Labai pavadinimus sunkus. Ką jisai daro? Tam tikrais atvejais dėl pjovimo judesio rezultatas gali atsirasti staigus perėjimai, kurie gali pabloginti kokybę. Įjungus šią paskirtį automatiškai sukuriamas tarpinės kreivės
ir šios perėjimo sritys bus išlygintos ir sutvarkytos. Pažiūrime pavyzdį. Jeigu aš pradžiai sukurčiau papildomą kreivę, koks rezultatas būtų? Na, rezultatas kaip ir čia liktai atrodo gražiai, biškai išlygina šitą vietą, bet čianais neatrodo taip puikiai. Ištrinam ir įjungiam šitą naują parametrą. Kaip matome, čia atrodo daug gražiau ir čia kaip ir tie aštrus perėjimai taipogi buvo išlyginti. Kita naujoji 27 Mastercam yra Unify Wireframe. Greitai pažiūrėkime. Sakykime, aš noriu daryti taip. Ir wireframe. Tai yra paprastas triašių įrankių trajektorija, nieko ypatingo. Kas, jeigu aš pasirinkčiau kreivę šitaip. Kaip matome, jis ir seka tokiu kampu. Bet dabar atsirado tarp Tool Controls daugiau opcijų. Tool Axis Control. Prieš tai čia nebuvo nieko. Tai sakykime, aš noriu daryti From Point to Point. Iki tol tos opcijos nebuvo čia. Ir dabar jisai dirba kitaip. Toks patobulinimas.